įdomu, Šiaulių meras ar kada nors perskaitys Lietuvos vėliavos įstatymą. Įdomu, ar Šiauliai yra Ukrainos miestas, ar vis tik Lietuvos. Sarmata. Blogai, kai valstybės tarnautojai nusispjauni Lietuvos konstituciją, Lietuvos įstatymus, pradėt garbinti kitos valstybės simbolius, taška Lietuvos žmonių pinigus svetimai valstybei. Reiškia, dirb svetimos valstybės interesams. Tie, kurie būdami Lietuvos valstybės tarnautojais, taška Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigus kitom valstybėm, yra Lietuvos išdavikai. Aš esu tuo giliai įsitikinęs, nes Lietuvos biudžeto pinigai turėtų būti naudojami Lietuvos valstybei, Lietuvos žmonių geroviai. Tai va, tikiuosi girdėjot, ką norėjau pasakyti.